Taigi metano dujos gali pradėti. Aš juokauju, bet jeigu nors tokia nauda ir tai gerai, ne? Tai iš tiesų, kas 30 metrų bus statomi tokie dujų deginimo mechanizmai. Tai yra svarbu ir priežiūra pastoviai turi būti. Nuo Liepos 1 dienos įsigalioja įstatymas, kuris netiesiogiai, bet leis vyriausybei vykdyti griežtesnę kokybės kontrolę, bet aš prašau ministro dujų ir sveikatos, kad greičiausiai reikės pildyti įstatymą, nes šis įstatymas daugiau liečia viduje patalpose kvapą, bet ne išorėje. Ir taip pat kontrolės mechanizmus, už kuriuos atsako sveikatos ministerija, tame tarpe laboratorijos buvimą, kuri kontroliuotų ir prižiūrėtų taršą. Jos Lietuvoje lyg ir nelabai rasta. Mes pasirodo vežame į Latviją mėginius, tai nėra toleruotina. Ir ministrai būtų, ypač sveikatos, tikrai turėtų rūpintis, kad tokia laboratorija Lietuvoje atsirastų, kad mes galėtumėme patys žinoti, kuomet reikia patikrinti, ar tarša yra leistinų rėmų ribose ar ne. Tai pasirodo, ir įstatymą reikia biškį pataisyti, ir laboratorijos pasirodo nėra. Tai yra jau tokie atradimai yra padaryti ir jie tikrai bus sutvarkyti. Dabar dėl pačios plėtros. Be jokios abejonės plėtra bus tik tuomet, jeigu bus užtikrinti visi sveikatos ir priežiūros atliekų reikalavimai. Ir kas yra iš tikrųjų labai svarbu, kad Lietuva privalo, ir tai vėluoja daryti, pradėti rūšiuoti ir deginti atliekas, o tai reiškia, tokių pasyvių atliekų, kokios yra šalia esančiame sąvartyne, turi mažėti ir jų turi būti daug mažiau ir jos turi būti kitokios. Iš tiesų, ta technologija, kokia yra naudojama čia, yra labai pasyvi ir jau gerokai gyvena. Ir, aišku, tai yra žingsnis į priekį palyginti su to, ką mes turėjome prieš 20 metų, bet turint galvoje naujas technologijas, ypač taip vadinamą į šviesų deginimą, kuomet nepatenka beveik arba minimaliai patenka taršos išorė, Lietuva nenaudoja iki šiol. Tai yra labai blogai. Mes gauname didžiulės europinės lėšas, o iš tikrųjų jas naudojame pasyviai ir su pasenusia jau besenstančia technologija. Todėl yra svarbu, kad jūs kalbat, yra svarbu, kad jūs kovojat už save. Labai kviečiau ir prašiau, kad visos žinybos būtų kiek įmanoma labiau atviros jums, kad jūs gautumėt visą priežiūrinę informaciją, kokios tik jums reikia, apie rodiklius, apie taršą, kad jūs žinotumėt iš tikrųjų, galėtumėt pasitikėti, nes tai yra valstybinės įmonės, galėtumėt pasitikėti tą informaciją ir kad jūsų nuomonė būtų girdima. Tai tie dalykai yra aptarti, šiandien tarp atitinkamų žinybų mes turime aplinkos saugos regioninius centrus, taip pat ir ministrą, kuris atsako tiesiog už taršą, o kokybė sveikatos priežiūros prasme, ministras taip pat su savo žmonėmis įsipareigoja nuo Liepos 1, kai prasidės veikti naujasis įstatymas, tai daryti ir galvoti apie laboratorijos atsiradimą Lietuvoje. Tai būtų trumpai, apie ką kalbėjome mes sąvartyno teritorijai su vadovais. Dabar prašom. Gerbiama prezidentė, pirmiausiai mes labai dėkingi, kad jūs atvykote ir labai dėkingi už jūsų pranešimą, kad jūs vis dėlto parodėte Lietuvai, kad reikia pirmiausiai atkreipti dėmesį į žmogų. Ne vien į tai į žmogų, kad ten reiškiasi, kaip ten politologai kalbėjo, bet į tai, kad vis dėlto žmogų valstybės organai turėtų priimti kaip žmogų, o ne kaip kažkokį nusmurgelį, niekam tikusi ir labai žemai esantį. Nes tiek metų kovodami mes susidūrėm su tuo, kad vis dėlto kada ateinam į valdžios organizacijas, jos visada skaitomos 100 kartų durnesniais už save. Aš taip liaudiškai sakau taip, kaip yra. Dabar aš noriu dar trumpą sakinį apie Kazokiškes pasakyti jums. Kudabos, Česlovo Kudabos, vienas sakinukas. Yra mažas, trumpas rūgtupių upelis, atitekantis nuo kalvotų Neries kairiųjų šlaitų, kur aukštai įsikūrusios Kazokiškės. Vieta reta savo kraštovaizdžio deriniu, o įdomi architektūros ir dailės paminklais. Žinoma Vilniaus architekto Kasakausko projektuota ankstyvojo klasicizmo bažnyčia su varpinė, šventoriaus tvora ir vartais. Yra labai gražu, labai, kaip sakosi, galėjom gražiai gyventi. Dabar aš jums pateikiau padidinto žemėlapį, kurį aš pateikiau jums toj medžiagoj. Čia yra žmogaus, katras, reiškia, pasakė, kad čia negalima daryti, bet čia yra sąvartynas, o čia spalvos mėlyna, tai yra plotai su blogai gelmių, bloga gelmių izoliacija. Čia yra
kaita didelė. Čia yra vandenvietės. Mes šitą medžiagą pateikėm, kada dar sąvartynas nebuvo pastatytas. Ne mokslininkai jį pateikė, ne statytojai, ne inžinieriai, bet gyventojai. Mes kreipėmės į Geologijos institutą ir gavom šitą medžiagą. Jūs įsivaizduokit, kas buvo mums pasakyta. Kas čia? Durniai rašė. Ką jūs čia dabar kalbat? Naujos medžiagos nebuvo. Buvo Baltijos konsultacinė grupė, kada ruošė poveikio aplinkai medžiagą. Buvo susirinkimas bendras Vievyje ir įsivaizduokit, visi sako, poveikio jokio nebus. Bet labai gerbiu Vaišnorą, kad Radviliškis įrašė tą medžiagą. Jis pasakė, taip, Stačiokienė teisė, poveikis neišvengiamai bus. Tai yra sąvartynas. Dabar tą, ką kalba ministrai ir kalba reiškiasi specialistai, aš noriu jums pasakyti, poveikio aplinkai medžiagui aiškiai parašyta. Pirmaisiais metais bus jaunasis filtratas labai nuodingas. Kada bus dujos, tai bus 50% tik surenkama, visa kita 50 eina į orą. Mum. Ar galėjo Lietuvos vyriausybė statyti sąvartyną tokioje vietoje? Buvo antras variantas Širvintai. Širvintai nebuvo daromi todėl, kad ten medžioklės plotai. O čia, kad buvo žvėrių takas, tai buvo. Aš gerbiu Brazauską už jo energiją, mes linkim jam visi sveikatos, bet tai, ką jisai uždraudė daryti ten ir padarė mūsų galvos, čia jau niekur nesidėsi. Dabar aš noriu dar pasakyti, prezidentė. Sovietmečiu buvo statoma naftos bazė Riesnikose. Jau tada žmonės patikėjo mokslininkais ir ją uždarė. O čia mokslas Lietuvoje yra nulinis. Jūs nuvažiuokite mokslo akademiją, ministeriją, ten pažiūrėkite žyba viskas, remontai, o mokslo akademija yra neremontuota beveik. Toliau noriu pasakyti, mokslininkai konferencijai pasakė žodį ne, mokslininkai rašo, kad ne. Viskas, niekas neatkreipiama dėmesį. Kaip čia taip yra Lietuvoje? Dešinė nežino, ką daro kairė, tai viena, o antra, reiškiasi, valdininkas ateina kažkuriam tai laikui išeina, jam ramu. O mokslininko žodis yra nulis. Tai prašom vieną kartą, prezidentė, padėkit mum nestatyti daugiau čia sąvartyno. Dabar noriu dar pasakyti, paukščiai neperės, paklauskit žmonių. Gandrai išskrido iš lizdų. Kame reikalas? Varlių nėra. Mes norim kviesti komisiją. Visada kovai būdavo pas mus inkiluose. Nieko nėra, žinokit. Tai reiškia, nuodėjimai, tie sprogdinimai ką daro. O žmonės jums pasakys. Ačiū uždėmesį. Dabar pasakys, kaip mes buvom apgauti.